Tomas teiraujasi, kur galėtų investuoti žmogus, galintis tam skirti 100-200 litų per mėnesį. Kur patartumėt jam dėti indėlį, investuoti į trečios pakopos pensijų fondą, ar galbūt yra dar kažkokių kitų investavimo priemonių? Jeigu ta ribojantis dydis yra kažkokia suma iš tikrųjų, bet žmogus gali investicijoms atidėti per mėnesį po 200 litų, tai, sakykime, per 3 mėnesius jis jau kaip ir sustaupo 600 litų. 600 litų, įvertinant tai, kad, pavyzdžiui, ten vienos akcijos minimalaus mokestis komisinio bus 5 litai, tai, kaip jau ir galima pirkti iš tikrųjų 6 litus. Vieną kartą nusipirks vienos akcijos, po 3 mėnesių kitos akcijos, ir negalima sakyti, kad šita suma netinkama investuoti į akcijas, nes per smulki. Tai įmanoma investuoti, taip pat galime ir kitus periodinio investavimo būdus rinktis, kaip fondai, tas pats trečios pakopos pensijų fondas. Sakykime, kažkokio rimto portfelio, aišku, nepasidarysit, bet pradėti susipažinti, manau, laisvai galima. Vaida labai norėtų nusipirkti akcijų, ar labai rizikuotų, jei investuotų į Rusijos ekonomiką, nes skaitė, kad jinai atsigauna? Tikrai taip, po truputį atsigauna ir negaliu sakyti, kad Rusijos rinka blogesnė ar labai geresnė už kitas, tiesiog jinai yra iš tikrųjų stipriai priklausoma nuo žaliavų visa ekonomika ir realiai dauguma ir akcijų kotiruojamų Rusijos biržoje yra susijusios vienaip ar kitaip su gamtiniais ištekliais ir realiai jau investuojate, galima sakyti, į gamtinius išteklius. Ir paprastai gerai yra turėti portfelį, sakykime, tokią kaip ir šiek tiek kitokios atšakos sektoriaus įmonių akcijų, bet vien Rusiją laikyti portfelį vis tik tai būtų rizikinga ir pati Rusija visada buvo rizikinga rinka ir išliks. Valdas klausia, kokie 3 finansinių įmonių rodikliai yra svarbiausi investuotojams. Tai yra parodo įmonės pelną, ar tvarkingai įvaldoma ir panašiai. Kitaip tariant, į ką derėtų atkreipti dėmesį, skaitant įmonės finansinius dokumentus? Ataskaitos iš tikrųjų negalima pasakyti, kad užtektų pažiūrėti 3 rodiklius ir viskas tuo būtų pasakyta, nes netgi vienai įmonei gali būti aktualiau vieni rodikliai, kitai kiti, priklauso nuo jos tipo ir netgi patys tie rodikliai nieko nepasakys, jeigu nežinosit, ką jie turi reikšti ir neturėsit su kuo palyginti. Bet jeigu taip jau išskiriant kažkokius svarbesnius, turbūt visuomet reikėtų pažiūrėti, kiek yra pelnas prieš nusidėvėjimą, palūkanas, amortizaciją ir mokesčius, taip pat, sakykime, pardavimų kitimas, ir tai auganti įmonė ar smunkanti įmonė, galų gale koks jos užskolinimo lygis, pavyzdžiui, ten santykis skolos grinosios ir nuosavybės. Iš tikrųjų, visi rodikliai kažką tai pasako. Ir reikėtų, jeigu jau investuojate į akcijas, pats tiesiogiai reikėtų detaliau pasižiūrėti ataskaitas, pasidomėti finansinę analizę ir neužtektų kažkokių vienų 3 rodiklių. Romas norėtų žinoti, kokia minimali suma reikalinga pradedančiam investuotojui. Tai jau turbūt nuo žmogaus priklauso, kiek jisai uždirba, kiek jisai turi santaupų, bet studentui, manau, gal bus įdomu ir su 1000 ar 2 kažką pradėti daryti. Ten dirbančiam, užsiėmusiam žmogui turbūt nesinorės dėl to per daug dėmesio aukoti.